Jankauskas. Tikrai turi jis trenerio pasitikėjimą, šiame sezone žaidžia labai nemažai. O čia labai gerai Livelto, vienas prieš vartininką ir reikia mušti. Eli. 1-0. Vilniaus Žalgiris pasinaudoja pirmąją susikurtą progą, Livelto išlaukė, Livelto įvertina situaciją ir muša ką. Yra čia su ramentais. Ir taip pat be Danieliaus Gunevičiaus žaidžia komando. Čia labai pavojinga klaida, Linas Pilibaitis. Jo perdavimas, Mantas Kuklis, koks jo įvartis ir na, Utenis pats savo atsiveža šį įvartį. Na, kaip pavojingai prarastas kamuolys aikštės, net ne vidų. Utenis tiesiog nori, kad kuo greičiau baigtųsi šios rungtynės. Lukša. Lukša ir toliau puikus. Vaitkūnas. Link Kuklio. Kuklys, Vaitkūnas. Ir 3-0, tai Paulius Janušauskas ir tai yra viskas. Nuostabi Žalgirio ataka, tiesą sakant. Sušaudytas tiesiog vartininkas. Jokių šansų jam ir, na, reikėtų tiesiog turbūt dabar jau išmušus kamuolį iš aikštės vidurio nutraukti. Registracija į šį turnyrą yra nemokama, taigi labai kviečiu visus gegužės 2 dieną Vilniuje Lietuvos futbolo federacijos stadione. Renginys prasideda 12 valandą. Dabar kampinį kelia Žalgiris. Ir čia šansas mušti pirmąjį įvartį, jis yra mušamas visiškai be priežiūros paliktas Andro Švirliuga. Atrodo, kad Utenio futbolininkai gegužės 2 dieną Vilniuje Lietuvos futbolo federacijos stadione. Renginys prasideda 12 valandą. Dabar kampinį kelia Žalgiris. Ir čia šansas mušti pirmąjį įvartį, jis yra mušamas visiškai be priežiūros paliktas Andro Švirliuga. Atrodo, kad Utenio futbolininkai koncentravosi į aukštesnius žaidėjus, kurie tarsi yra pavojingesni. Aleksandravičius. Tračinskis. Jeremenka. Ir Žalgirio ataka. Vytautas Lukša skuodžiai į priekį. Suranda jis Jakubą Vilką, šis į vartininko aikštelę, ten reikia smūgiuoti į vartus ir štai toks galingas Vytauto Lukšos smūgis. Žalgiriečiai dvigubino persvarą 2-0 ir Utenos Utenis. Dabar galbūt taškas vis tik patogesnis smūgiui dešinę koją ir Velička lieka prie kamuolio, taip pat lieka ir 22 numeris Evgenijus Morozas. Jis prabėga, Andrius Velička smūgiuoja ir įspūdingas įvartis Andrius Velička 1-1. Veteranas vėlgi rodo savo klasę. Puolėjas Andrius Velička. Giuseppe Palma apsižodžiuoja dar su Valentinu Jeremenka. Tikrai daugėja aistrų aikštėje. Ir puikiai galima matyti, kad labai didelis yra abiejų komandų žaidėjų noras laimėti. O čia Igno Pluko klaida ir Kauno Spyris išsiveržė į priekį. Dimitrijus Rekišas šypsosi. Pavyko. Bent jau iki šios granito klaidos viduryje. O dabar Papšys. Jo reidas. Laukžemis. Lukošius smūgiuoja, jis pataiko tiesiai į varžovą. Žaidimo ranka ten nėra. Dar vienas smūgis vienu lietimu. Titas Vitukynas 1-0. Puikus Klaipėdos granito saugo įvartis ir Titas Vitukynas išveda į priekį svečius. Ir Utenos Utenis. Aišku, kas iš tos kamuolio kontrolės, kas iš tų kokybiškų perdavimų, jeigu realių progų susikurti nepavyksta. Štai granitas vėl varžovo baudos aikštelėje ir dar vienas įvartis. 2-0 po standartinės situacijos pasižymi Kazimieras Gnedojus. Artiomas Jarošenka greičiausiai žais toje pačioje pozicijoje. Aikštės viduryje tvarkėsi Artūras Krubangalievas. Lukošius. Laukžemis. Smūgiuoja Laukžemis kairę koją 3-0 ir tiesiog laidoja Utenos Utenio komanda. Klaipėdos granito puolėjas neišnaudoja idealaus šanso pirmąjį. Iš Lenkijos pirmoje lygoje, beje, linkėjimai Tadui, jeigu stebi šią transliaciją. Visai neseniai ir įvartį mušė. Būtent Lenkijos pirmoje lygoje, žinau, kad stebi kartais mūsų transliacijas. O čia toks Chaosėlis baudos aikštelėje ir koks geras šansas ir dar vienas ir dabar jau kamuolys vartų tinkle, tai Solominas 13 numeris. Ababa, kaip švenčia įvartį, gražu. Nedaug trūko, kad labai neblogą ataką išeitų Trakai, o dabar jau šansas Uteniai irgi lieka neišnaudotas. Dabar akimirkai tarsi be aikštės vidurio žaidžia komandos Česnauskis. Jau baudos aikštelės prieigose, jo perdavimas Aršakijanui ir Šakijanas ir tai yra 2-0. Puikiai kombinacija, puikiai viską atliko
Dabar Česnauskis, sakykime, ir paskui jau sėkmingas užbaigimas. Bet iš esmės nieko jis nekeičia. Solominas ir kokios geros atakos, tiesą sakant, kiek ir dvies, na, Gurenka, perdavimas ir ojojojojoj, Aršakianas pasiema dovanėlę, išpakuoja tą saldainį, suvalgo ir 3-0, tragiškas Sutenis kol kas. 30. Vieni yra daug geresnių už kitus. Tragedija, vėl prarandamas kamuolys. Solominas, kaip gerai, ten Gunevičius pameta poziciją, Česnauskis, jo perdavimas ir taip. Jurijus Mamajevas, puikiai žaidžia Deividas Česnauskis, viską padarė jį. Į baudos aikštelę ir dar vienas įvartis, Aršakijano hetrikas. 5-0, 5-0 šiandien. Toks smūgis avantiūriškas. Živkovičius. Brokas. Radzinevičius baudos aikštelėje sukasi su kamuoliu. Dar vienas perdavimas Veliuliui. Ir Ernestas Veliulis 1-1. Štai toks smūgis. Pirmąjį kėlinį, netgi sunku prisiminti. Buvo Roberto Freidgeimo smūgis galva, o čia perdavimas į baudos aikštelę ir vėl ten, kur buvo daugiau Utenio žaidėjų. Na, žinoma, buvo ieškomas Ričardas Beniušis baudos aikštelėje. Ir čia smūgis į tolimą į vartų kampą. Oho, Aivaras Bagočius, kokį įvartį muša. Ko gero vos... Na, aišku, sezono pradžia, kas ten žino, gal paskui pasies ir taip toliau, bet bent jau kol kas matome tikrai. Ne tai, kad užuomazgas įdomaus kombinacinio gero futbolo, bet matome gerą žaidimą. Čia puikiai Atlanto ataka, Atlantas ir Paniukovas 1-1, va taip greitai Andrėjus Paniukovas lygina rezultatą jau kitoje atakoje. Bravo dabar Atlantoje, Atlantas. Ir baudos smūgį tokį įmuštą, tai apskritai jau jį Klaipėdoje žmonės nešiot ant rankų. Na, tikrai gera vieta smūgį iš tikrųjų. Pramuš gerai ir gali būti, kad įvartis bus. Paniukovas. Jo smūgis, Andrėjus Paniukovas. Va čia tai žmogus. Žmogus įvartis. Ir 2-1. Klaipėdos Atlanto.